Apie vestuvių tendencijas Lietuvoje mes kalbame su dviem kompetitingom viešniom. Tai yra vestuvių planuotoja Agnieška Dobrovolska. Labas rytas. Labas rytas. Ir Raimonda Jagminaitė, kuri yra žvaigždžių agentė, daugiausia muzikinių žvaigždžių bei vedėjų ir taip pat pati veda kartais vestuves. Labas rytas. Labas rytas. Tikrai sakau kompetitingom, nes patirtis abiejų mūsų viešnių didelė. Pirmiausia, Agnieška, tavęs klausiu, prieš kiek laiko lietuviai ar Lietuvoje gyvenantys žmonės pradeda planuoti vestuves? Čia kažkaip tos tendencijos keičiasi iš metų į metus. Praeitais metais ir už praeitais, prieš metus, prieš pusantrų metų, prieš 8 mėnesius, 10 mėnesių, o šiais metais kažkaip visi vėliau. Ir aš taip buvau nustebęs šiek tiek prieš naujosius metus, kad dar ne visi šeštadienį užsipildė, o po naujų metų, kai pradėjau skambinti visi iš tikrųjų. Ir taip pat 4-5 mėnesiai. Čia jau atrodo Lietuvai mažai. Ta prasme, kad jau mažai. Manau, kad ir pasauliui mažai, daug kas jau ir prieš metus, ar ne, pasaulyje organizuoja vestuves. Kuris sunkiausias etapas organizuojant? Turiu mintyje, atėjo pas tave jaunieji turbūt dažniausia, arba tėveliai, kurie mokės ir pradedi. Tai kuris etapas yra pats sunkiausias? Iš tikrųjų, sunkiausia galbūt yra tai, kad žmogus visiškai nežino, ko nori. Jeigu yra žmogus, kuris ateina ir visiškai nežino, nori gražios šventės, ir tada pradedi dėlioti. Iš tikrųjų, man tai nėra sunku, man yra labai smagu, kad galiu aš pasiūlyti ir tą, ir tą, ir tą, ir tokį formatą, ir kitokį formatą. Bet sunkiausia turbūt yra paaiškinti žmonėms, pavyzdžiui, vedėjo svarbą, kad jis yra būtinas vestuvėse, nes kiti žmonės sako, kad man vedėjo nereikia, man reikia didžiajus ir viskas, vedėjo nereikia. Taigi stosis svečiai, sakys, kam tas vedėjas? Tai va, tai labai sudėtingas. Vienintelį kartą per 6 darbo metus buvo be vedėjo, bet iš tikrųjų tada griebė mikrofoną ir aš kartais, nes jau reikėjo sukviesti bent fejerverkus pamatyti, žmonės reikėjo juos sukviesti. Bet aš tada supratau, kad škotams nebūtinas vedėjas, tikrai, nes škotai patys labai daug kalba, jų kalbos yra ruoštos, nežinau, savaitėm. Ir kai atsistoja žmogus ir pradeda kalbą savo kalbėti, tai gali užtrukti ne tik valandą. Vardas svečiai lieka nevalgyti. Bet visi labai patenkinti iš tikrųjų, man irgi atrodė, kad daug kalbų. Tai tu daug organizuoji užsieniečiam vestuves? Labai daug. Prieš laidą nugirdau, kad ir Italijoje organizavai vestuves, ar ne, ir Lietuvoje užsieniečiams. Italijoje šiek tiek gal padėjau tik tai organizuoti, dėl to, kad aš italų kalbą žinau ir esu organizatoriai. Tai draugiai padėjau tą dalyką daryti. Čia yra mano svajonė išvis kitur organizuoti, bet Lietuvoje kiekvienais metais turiu labai daug užsieniečių. O tai yra užsieniečiai atvykę pas mus tuoktis, ar tai mišrios poros? Mišrios poros. Tai tos lietuvaitės vis dar ten. Dažniausiai, ar ne? Čia yra italai, slovenai, norvegai, škotai, baškyrė net buvo, Amerika, įvairiausios šalis. Įdomu rengti tokias vestuves, nes susikryžmina įvairios tradicijos. Tai... Labai įdomu man, iš tikrųjų. Raimonda, noriu tavęs paklausti apie būtent pradžią apie vedėjos vaidmenį. Tu sakai, kad tau tenka vesti vestuves. Tau patinka, ar gyvenimas verčia, ar tai sunkus darbas? Tiesiog gavosi taip, kad Asta Pilypaitė paprašė pravesti jos pusseserės vestuves ir, na, galvoju, jeigu vedu renginius, tai gal reikia ir vestuves pabandyti pravesti. Ir paaiškėjo, kad paaiškėjo, kad visai neblogai man tai sekasi, viskas pavyko ir tiesiog nuo to pradėjau pati keliauti vestuves ir būti vedėja. O ateina dažnai jaunieji tampyti už suknelės skvernų ir sakyti, kad ne į tą pusę darote, reikia taip šitaip daryti. Labai retai. Labai kažkaip man pasiseka, kad jaunavedžius turi, super, tikrai labai tokius smagius, jiem viskas tinka. Patys švenčia ir pasiduoda tėkmei, ar ne? Na, o kalbant apie muzikantų svarbą vestuvėse, turbūt į didelę, Agnieška, taip? Labai. Muzikantai labai svarbu. Taip, pas mane šiaip nesikreipia žmonės, tie, kurie nori bumčik, tralila, Yamahos ir dainininkų. Nesikreipia tie. Ir yra sudėtinga surasti gerus atlikėjus. Jų yra. Aš nekalbu dabar apie žvaigždės, nes žvaigždės tai yra vakaro vinys. Taip. Jos gali 2 taimus, 3 taimus po 45 minutės padainuoti. Ir tada įmam didžėjų ir tą atlikėją. Bet jeigu yra vestuviniai muzikantai, kurie nelabai vestuviniai, bet stilingi ir kurie visą vakarą dainuoja ir groja gyvais instrumentais, tai yra pakankamai sudėtinga, bet labai paklausu. Taip. Bet yra Lietuvoje, ar ne? Tokių? Yra, Lietuvoje yra. 5-6 atlikėjų gyvais instrumentais grojančių, net su būgnais. Oho, Raimonda, ir įvairiam kalbom. Tu esi labai daugelio atlikėjų agentė ir grupių, ar ne? Taip. Tarp jų yra ir tikrai didelių žvaigždžių. Ar Lietuvos žvaigždės eina į vestuves? Taip. Ir nėra nei vienos iš, tarkim, tų žvaigždžių, su kuriomis dirbu, kurios neįtų. Eiktų. Taigi muzikantai taip mėgsta sakyti, aš vestuves tai jau nevaikštau. Tai Žinau, tik sako. Iš tikrųjų, per pastarosius metus ypatingai
ir kviečia tas tokias žvaigždės, kurios gal kažkada anksčiau ir sakydavo, kad ne, vestuvės. Bet tai lietuviai pinigų turi, nes žvaigždė privačioje šventėje tai kainuoja. Gal tiesiog man taip skambina jau tie, kurie turi pinigų, nes na, jeigu nori žvaigždės, tai vadinasi jau jie pasiruošę kažkiek mokėti daugiau pinigų. Kokia brangiausia, gali vardinti vardą arba pavadinimą grupės gali ne, bet kokia brangiausia kaina lietuviško atlikėjo vestuvėse? 6,000 litų kažkur tai. 6,000 litų, bet tai nereiškia, kad jisai gros per naktį šokiams. Tai bus koncertas. Tai bus grinai koncertas iki 1,5 valandos. O tie patys atlikėjai scenoje, kokiam nors miesto renginį kainuoja tiek pat, 6,000, ar vis tik privačiam vakarėliui yra didesnė kaina? Šiaip privatiem vakarėliam yra mokama. Kadangi vestuvės tai yra prabangos dalykas, geras vestuvės pasidaryti, jau jie jaunieji turi pinigėlių pasitaupę ar ten ima paskolas kažkas, gal dar. Tai tiesiog ir kaina yra didesnė automatiškai. Koks atlikėjas yra paklausiausias iš tų, kuriuos tu kuruoji? Galėčiau gal keletą išvardinti. Prašau. Iš atlikėjų, tarkim, galbūt dažniausiai užsako Ruslaną Kirilkiną, išsako Egidijų Sipavičių, o iš grupių tai labai paklausiu yra grupė Studija, kadangi jau ima tie žmonės, kurie nusimano apie kokybę, kuriems reikia kokybės, nes jie iš tikrųjų turi labai platų repertuarą. Ir dabar visai paklausus pasidarė grupė Dar tokia yra. O beje, apie dovanas, populiaru atnešti pinigus? Ar vis dar su servizais eina į vestuvės? Aš nemačiau servizų. Ne, tik tai pinigus. Dar mažai yra, bet kelios vestuvės jau buvo, kur sąrašą sukūrė. Dovanų sąrašą, parduotuvių sąrašą, taip ir kainų sąrašą iš tikrųjų ir tada pagal tą sąrašą, bet dar pas mus kažkaip nelabai populiaru, aš pastebėjau, kad dažniausiai vis tiek pinigų. Vokeliai. Agnieška, noriu tavęs paklausti dar apie tai, nežinau, prieš porą metų įsigaliojo įstatymas leidžiantis tuoktis ne tik ZAKSE, atsiprašau, kalbininkų, civilinės metrikacijos ar registravimo ar ne tam biure, ne tik bažnyčiai, bet kur. Ar naudojasi tuo jaunieji? Naudojasi, bet visų pirma reikia pabrėžti, nes žmonės klaidingai supranta šitą leidimą, iš tikrųjų. Nes kaip galima klaidingai suprasti? Bet kur, tai bet kur, ant stogo. Būtent, negalima, bet kur, visiškai negalima. Iš tikrųjų, jeigu vienas iš jaunų yra registruotas Vilniuje, arba abudu Vilniuje, arba vienas iš tėvų, tada galima tuoktis tik tai Vilniuje. Jeigu, pavyzdžiui, aš suradau labai gražią, nuostabią sodybą Trakų rajone, aš ten tuoktis negaliu, nes aš esu registruota Vilniuje. Tai va, ateina žmonės Vilniečiai pas mane ir kreipiasi ir sako, kad aš noriu ant jūros krantų, kad sutuoktų mus, viskas gerai, mes viską visi svečiai atvažiuos, viskas gerai. Aš sakau, o kur registruoti esat? Jaunoji Kaune, jaunasis Vilniuje, aš sakau, o tėvai vieni Kaune, kiti Vilniuje, aš sakau, neįmanoma, dėja, neįmanoma, tuoktis jums ant jūros krantų. Oho, tai Baltijos jūros pakrantė priklauso tik kas gyvena Šventojoj, Palangojoj, Klaipėdoj? Taip. Bet, reiškia, ne Vilniečiai negali tuoktis. Negali, iš tikrųjų, Santuokos rūmai važiuoja ten, kur registruotas yra asmuo. Tai va, ir tai klaidina šiek tiek, taip pat ant stogo, su tais stogais visais. Iš tikrųjų, prieš tuokiantis kažkurioje vietoje, šita vieta turi išstatyti tokį garantinį raštą. Kad yra saugi? Taip, nesaugi, tiesiog, kad atitinka visus elegancijos, prašmatnumo ir kažkokios estetikos reikalavimus. Kad nebūtų pasityčiojimas iš tos santuokos? Turbūt taip. Na ir dar apie tą galimybę tuoktis bet kur. Ar kunigas gali sutuokti bet kur? Tada turbūt nesvarbu, kur registracija. Aš dar spėjau, sutuokti, bet vienuoliai suorganizuoti. Siūlomi dar sutokė kelis kartus pievose. O ką reiškia dar spėjau, jau nebegalima? Dar spėjau, nes jau vyskupas prieš 1,5 metų kažkur parašė raštą, kad jau tikrai, kad altorius turi būti nebūtinai tik tai staliukas ir kryžius, nors toj pievoj mes statėm visą laiką tokį altorių su gėlėm, su kryžium, su staliuku, gražiai, tokia arka. Bet turi būti bažnyčia. Turi būti skliautai, turi būti bažnyčia, tiesiog va taip irgi yra startai. Vis tiek aš, nežinau, labai dažnai siūlau jauniesiems, kad kreiptųsi va tai tos vienuolius, nes jie yra labai tokios dvasingi žmonės ir labai šilti. Ir jie tikrai sprendimą kažkokį suras net problematiškiausiam porom, kurios yra skirtingų tikėjimų, skirtingų norų tuoktis bažnyčiai. Pavyzdžiui, vienas labai nori, kitas nelabai, nes nekrikštytas, tai pakrikštė. Arba nepakrikštė ir kažkaip kitaip mąstatas. Vienpusė ceremonija būdavo irgi prieš porą metų, kad galėjo tuoktis taip, kad vienas prisiekinėjo prie altoriaus. Ir dar apie muzikinį skonį. Kaip jisai keičiasi? Ar jauti
kad labiau pradėjau sakinėti, pavyzdžiui, kitokio stiliaus muziką vestuvėms, ar vis tik per tą daugelį metų, kiek dirbi su muzikantais, dominuoja tas pats muzikinis lietuvių skonis? Iš tikrųjų, aišku, muzikantų, kaip jau ir minėjo Agnieška, kad neužsako visiškai, labai retai būna, kad nori muzikantų. Tai, Turi minti, kaip supras muzikantų? Muzikantų, tų tikrų vestuvinių tokių. Tai dažniausiai būna arba gyvo garso grupė. Na, šiaip mes dirbam ne tik tai su žymiais atlikėjais ten ir grupėm, bet turim ir pasiūlyti šiaip profesionalus žmonės, kurie tikrai tinka, tarkim, vestuvėms. Arba ima jau tą pop variantą visiškai. Tai toks sviruoja. Nes būna tie... Taip tariant, pagal šeimos skonį. Taip. Kaip kokia pora, tokia ir muzika. Aišku, galbūt dažniau vis dėlto tas pop nugali dar pas mus Lietuvoje, bet atsiranda vis daugiau, kurie nori to gyvo garso, kurie nori tos kokybės. O rūbai, Agnieška, tugi matai tiek jaunųjų, tiek pamergių ir piešlienių, ar ne, savo darbe. Tortai vis dar madingi, ar gal vėl madingi tortai? Ne. Tie tortai galbūt gerąją prasme yra madingi. Jeigu yra tiulio, daug tiulio ir tokia plati suknelė, tai jinai madinga yra iš tikrųjų, bet ne tortas tikrai skvarbat. Su tom vėlom, ne? Šiais metais aš pastebėjau tendenciją, kad pas mane jaunosios, kaip bebūtų nuostabu, tu prasme keista galbūt net kaip bebūtų, kad trumpas suknelės renkasi. Ir čia yra, prieš kelis metus to dar nebuvo. Jeigu buvo, tai buvo arba priekis trumpas, galas ilgas, o dabar visiškai trumpas suknelės. Arba suknelės, kur sijonas nusisega. Jeigu, pavyzdžiui, ilga suknelė, kuria yra transformuojama, o po to trumpa iki kelių suknelė. Ačiū Jums širdingai, pačios būkit laimingos. Labas rytas. Ir šiandienos šeštadienio ryto tema – kinietiški patiekalai, rytietiški patiekalai. Gaminsime šonkauliukus saldžiarūgštėme padaže, taip pat prilipainius, apie juos papasakosiu vėliau, ir vištieną su daržovėmis ir kešių riešutais, arba anakardžių dar taip vadinamais riešutais. Pradėsime nuo šonkauliukų ir juos dedame į puodą su vandeniu. Įjungiame ugnį, sudedame šonkaulius į šaltą vandenį, aromatizuosime cinamono lazdelę, žvaigždiniu anyžiumi ir imbieru. Užvirsime, kai užvirs, liepsną sumažinsime iki pačios minimaliausios ir virsime apytiksliai 20 minučių vos verdančiam vandenį. 20 minučių, kaip ir minėjau, šonkaulius viriame ant mažos ugnies. Po 20 minučių nukošiame, išėmėme imbierą, žvaigždinį anyžių, cinamoną. Šonkaulius atšaldome. Tada kaičiame keptuvę, pilame aliejų. Ir kai jis gerai įkais, pradedame skrudinti. Viena iš tokių kinietiškų virtuvių bėdų yra ta, kad vis dėlto kiekvienas tas procesas, kai mes kepame, jis sąlygomas yra to, kad mes viską aptaškome aliejumi. Taigi pasiruoškite, gaminsite kinietiškai, ilgai valysite virtuvę. Deja, tokia tai realybė. Kol šonkauliai kepa, smulkinsim česnaką, kurį naudosim padažui. Šonkaulius skrūdiname, norime, kad jie apskrustų. Šiaip šonkaulių yra pilnai pagaminti, galėtumėm juos valgyti ir dabar, bet apskrūdimu norime suteikti jam dar papildomai daugiau gero skonio. Šonkauliai jau po truputį matau, kad jau pasiekė tą apkepimo ribą, kurios siekiau. Nereikia jų suskrūdinti, reikia tiesiog apkepti, kad jie šiek tiek apskrustų. Juos ištraukiame. Aliejų, kuriame kepėme, išpilame. Vėlgi pilame šlakelį naujo aliejaus. Dedame pomidorų padažą. Pilame actą. Cukrų. Raudonos paprikos. Dėl spalvos.
ir cinamoną. Šonkaulius. Dedame česnakus. Kaip ir minėjau, niekas nesakė, kad bus lengva. Ir tikrai daug pritaškysi. O dabar kaitiname, kol nugarinsime didesnę dalį to padažo ir mūsų šonkauliai jo apsitrauks. Ir mes pagaliau turime tokius lipnių padažo aptrauktus, nuostabius, kinietiškus šonkauliukus. Na, o pabaigai, kadangi aš mėgstu, apibarstysiu jos pjaustytais kalendrų stiebais. Skanaus. Prilipainiai. Iš tiesų, prilipainiai yra vadinami podstikeriai, tai yra prilipainiai prie puodo. Taigi tai yra mano pavadinimas, kurį aš pats sugalvojau. Galbūt jis ir neprilips, ir nepriekips prie tos lietuvių virtuvės, bet aš juos vadinu prilipainiais. Pasigaminsime įdarą, kuriam naudosime maltą vištieną, galime naudoti taip pat maltą kiaulieną. Ir dabar iš paskos mes juos praturtinsim įvairiais kitais ingredientais. Tai yra svogūnų. Viską, ką dedame į prilipainį įdarą, turi būti susmulkyta ypatingai smulkiai. Keletas skiltelių česnako. Citrinžolė. Jos galite nusipirkti visuose didžiuose prekybos centruose. Tai yra puikų citrininį aromatą turinti žolė, kuri beje taip pat auga ir Lietuvoje. Nenatūraliai, aišku, bet tik pas tos, kurie žino, kas tai yra ir patys augina. Nuimame išorinį kietesnį sluoksnį. Šiek tiek imbiero. Manau, štai toks kiekis yra pilnai užtenkamas mūsų šiam patiekalui. Taip pat į šį patiekalą dėsime austrių padažą, šiek tiek sezamo aliejaus, nedidelį kiekį sojos. Na ir dabar belieka tik sumaišyti. Visus šitos ingredientus, kuriuos naudoju, jūs galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje, didžioji parduotuvėje, kurioje prekiauja azijietiškais ingredientais, kadangi dabar Azijos virtuvė ganėtinai populiari, taigi tai nesudarys problemų jums įsigyti jų. Na ir vienas iš tokių man labai patinkančių ingredientų, bet nedaugeliui, gal kažkam ir labai nepriimtinas, arba nelabai priimtinas, tai bus kalendra. Taigi vietoj kalendros galite dėti svogūnų laiškus. Šiaip prilipainiai kaip patiekalas, kaip podstikers, jis tiesiog, kaip kartais taip nutinka kulinarijai, kaip seserim tartatin, kurios gamino tartatiną ir jis išėjo tai dėl to, kad jos jį gamino specialiai, o tiesiog per klaidą. Taip ir podstikeriai, tai yra prilipainiai. Jie vienam kinui išėjo per klaidą. Jis tiesiog įpylė į skardą, kurioje virė koldūnus per mažai vandens. Ir vieną pusę apskrudo, kitą išvirė. Taigi šiandien mes bandysime pasiekti tą patį rezultatą. Viena pusė mūsų koldūnų bus apskrudusi ir traški, o kita bus minkšta ir išvirusi.
žiupsnelis druskos. Naudosime taip vadinamas vantono odeles, vanton skins, kurį jau galima nusipirkti ir Lietuvoje. Na, jeigu neturite jų, tai tiesiog reikia išminginti ypatingai ploną tešlą, kuri turi būti tokio plonumo. Ant tešlos dedame šaukštelį įdaro, pirštą nardiname į vandenį, aptepame pusmėnulio pusę tešlos ir tiesiog sukeliame į viršų mūsų tešlą ir užlipdame. Panašu kaip lietuviški koldūnai. Tiesiog pabaigoj imame ir perlenkime. Štai taip. Ir darome bendroj sumoj 1, 2, 3, 4, 5 lenkimus. Ir gauname štai tokius pyragėlius. Štai jau turime visą lėkštę pasigaminę tų nuostabiųjų kinietiškų koldūnų, kurios vadinčiau prilipainiais, angliškai vadinasi potstickeriais. Turime keptuvę, būtinas dalykas yra dangtis, kuris sandariai uždaro. Ir taip pat šalia, dabar įsijungsime liepsną, pasigaminsime padažiuką, kuriame mirkysime mūsų koldūnus prieš valgydami. Tai iš ties labai paprastas padažas, jam naudosime tik tai imbierą, soją ir vandenį. Keptuvė kaista, pilame šlakelį aliejaus, dedame koldūnus, pradedame kepti. Mūsų tikslas, kad viršutinė dalis koldūnų būtų išvirusi, o apatinė dalis būtų gardžiai apskrūdusi. Svarbiausia nesudeginti. Tada pilame vandenį. Ir uždengiame dančiu. Koldūnai virs tiek, kiek mums reikia laiko, kad išgaruotų vanduo. Kai vanduo išgaruos, mes jos dar šiek tiek pakepinsime, kad vėl turėtume tą nuostabiai traškę apatinę dalį. Kai jau vanduo beveik išgaruoja, keptuvę šiek tiek pakratome. Geriausia, aišku, naudoti nelimpančias keptuvės. Štai vanduo jau išgaravo ir prilipainiai jau iškepti. Kaip matote, apačia traški, o viršus pilnai išviręs. Na, tradiciškai jie yra pateikiami pasukusios ant štono, kad matytųsi štai šitą iškepusi pusę. Na štai, skanaus. Aš būsiu pirmas, kur paragausiu. Labas rytas. Labas, Asta. Šio ryto tema yra kinų maistas, gal šiek tiek sakyčiau Azijos apskritai virtuvės. Taip. Bet klausimas tau, ar tu valgai kinų restoranuose? Žinoma, ką aš išskirtinis. Taip, tu išskirtinis, tu kitoks, tu reiklus maistui, tu turėtum nekęsti tų visų gliutomatų, legendos sklando apie tai, kad ten deda visą samtį, kažkokių tai grybų, dėl kurių mes po to norime grįžti ir grįžti. Tavęs tai nebaugina? Aš taip pat nenoriu plauti savo virtuvės. Už tai ir einu į kinų virtuvės. O jie plauna? Jo, aš nežinau, ar jie plauna. Tikrai nieko prieš kinų virtuvę, tiesiog iš tikrųjų pats žinai, kad ten dedama labai daug prieskonių, skonio stipriklių, dėl kurių, sakoma, veikiama mūsų sąmonė ir mes norim ten grįžti. Tu dėl to savo galvos nesakyk. Žiūriu, ko taip norisi man ten grįžti. O, maniai dėl tos dailios kinietės. Ne, dėl tų visų prieskonių. Klausimas.
Kadangi šį rytą mūsų laidos tema yra būtent, mūsų diskusijos tema būtent buvo apie vestuves, tad ir galimybę pateikti klausimą virtuvės šefui suteiksime porai. Tai yra šeimininis tandemas Aurimas ir Roberta, kurie klausia. Būtų naudinga sužinoti, kokie prieskoniai kone būtini kiekvienoje virtuvėje. Ką tu, garsiausias Lietuvos virtuvės šefas, galėtum pasakyti, kad mes turime turėti A, B, C, na gerai, D virtuvėje. Juodus pipirus. Ačiū. Tai praktiškai užtektų pačiai pradžiai, taip pat čiobrelį, bet išviežę. Lietuviškų žolių mairūnas, raudonėlis, lauro lapas, cinamoną. Jokių trampampam ten nereikia. Ne, tai... Paprasti, lietuviški, geri. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau trampampam. Apie trampampam. Būtent Aurimas ir Roberta taip pat klausė, kaip išsisukti iš padėties, kai susiruoši gaminti ir šast nebeturi reikiamo prieskonio. Tarkime, šafrano. Reikia? Ar gali jį kažkuo pakeisti? Kadangi šafranas spalvina patiekalus geltonai, tai pakeisti gali siberžolę. Aišku, jį nesuteiks skonio, bet suteiks bent jau spalvą ir visus galės apgūdinėti, kad čia aš įdėjau šiek tiek šafrano. Pirmieji patiekalai buvo prilipainiai ir šankauliukai, o trečias? O trečias bus vištienos su anakardžių riešutais ir daržovėm. Laukim. Labai laukim. Sėkmės. Kur mano keptuvė? Paskutinis šio ryto patiekalas, kurį gaminsiu, bus vištiena su daržovėm ir anakardžių riešutais. Pagrindinis tikslas, kodėl aš darau tai. Tiesiog noriu parodyti pagrindinį principą, kaip galima namuose, neturint wok keptuvės, tai yra stiprios liepsnos, pasigaminti kinetiškus patiekalus, kuriuose vis dėlto svarbiausia yra greitas terminis apdorojimas. Taigi viską darysime palaipsniui. Pradžioje kepsime vištą, po to apkepsime daržovės, pabaigoje gaminsime padažą, po to viską sumaišysime ir taip gausime tą norimą rezultatą, kuris iš dalies arba visiškai bus panašus į kinietišką. Kadangi naudojam anakardžių riešutus, tai pradžioje juos šiek tiek pasiskrūdinsiu. Kadangi riešutai, tokie kaip anakardžių riešutai, kaip migdolai, kaip lazdynų riešutai, jie visi mėgsta būti paskrūdinti. Tai yra skrūdinant atsiskleidžia gerosios šitų riešutų savybės. Tai yra skoninės savybės, kurių mes ieškom. Tuomet aš susipjaustysiu vištą. Pjaustysiu nedideliais gabaliukais, stengdamasis, kad jie visi būtų vienodo dydžio ir vienu metu apkeptų. Vištieną pasiruošiau, užsimarinuosiu su šiek tiek sojos padažu ir bulvių krakmolu. Nedidelį šaukštelį. Žinau, kad kai kurie žmonės sako, kad krakmolas yra blogai. Jie nemėgsta krakmolingų patiekalų. Man kinų virtuvė to ir patinka, kad aš labai mėgstu visus tos traškius patiekalus. Ir jeigu aš jau einu valgyti kinų maisto, žinau, kad teks valgyti krakmalą. Tokia jau ta realybė. Suprantu, kad ne visi kinų patiekalai yra su krakmalu. Bet greičiausiai tie visi, kur man patinka, dėja, turi jie. Aš susipjaustysiu morką. Riešutai jau bei paskrūdinti. Stengiamės jau nesudegti. Keptuvė keliauja aliejus. Ir dedame vištą. Stengiamės dėti taip, kad tie gabaliukai nesuliptų. Vėlgi, svarbu yra nedėti daug. Jeigu turite daugiau negu aš šiuo atveju esu susipjaustęs, tiesiog kepkite jos dalimis. Tuo momentu svogūnas. Višta keps 2-3 minutės. Nesvarbu, kad viduje jinai dar bus neiškepus, svarbiausias dalykas ant stiprios liepsnos skubiai ją apsikepti, kad gautume išorinę ladelę. Na, o baigs gamintis jį, kai mes pagaminsime padažą ir vėl sudėsime vištą atgal. Keptuvėje dedame morkas, kadangi jos yra pačios kiečiausios, jas mes kepame ilgiausiai.
Tuo metu skutame raudoną papriką, kurios įdėsime į šį patiekalą. Taip pat geltoną papriką. Vėl naudosime šiek tiek salierą. Morkos jau apkepė, dedame svogūnus ir dedame visas likusias daržovės. Tuo tarpu gaminsime padažą, kuriam naudosim austrių padažą. Soja. Krakmolą. Ir vandenį. Daržovės apkepę. Keptuvę šiek tiek nukelkim. Dabar dar pasmulkinsiu česnaką, kur dėsiu į padažą. Vėl dedam keptuvę ant liepsnos, šlakelis aliejus, gerai išmaišę pilame padažą. Iš paskos keliauja daržovės su višta, anakaržių riešutai. Visą tai kaitiname dar 1 minutę. Ir galime pateikti. Kaip matėte, viskas buvo pagaminta labai greitai. Pagrindinis principas, kurio mes laikėmės, viską apkepti žaibiškai, kad daržovės išliktų traškios, mėsa išliktų sultinga. Na, o apie rezultatą spręsti jums. Skanaus. Stop, dar visa laido. Labai džiaugiuosi, kad tau pavyko, oi kaip gražiai atrodo, bet dar visa laidos pabaiga pagal scenarijų. Dabar rezume. Šįryt mes sužinojome, kalbėjom beje apie tai, apie ką tavęs daug paklausinėti negaliu, maža praktika, o esi gaminęs vestuvėse? Maistą. Valgęs taip. Valgęs taip, šokęs taip, pamergęs kabinės taip, ar ne? Muzikantam į sloiniką kišęs pinigų? Ne. Ne? Ne, pas dainavęs esu užsilipęs ant scenos. Rimtai? Taip. Taigi Liutauro tėtis yra labai garsus Lietuvoje muzikantas. Ir tu turi klausą? Jo. Jo. Ir esi dainavęs vestuvėse? Juokauju. Nebent girtas. Negali būti. Neblaivus. Negali būti. Šiek tiek išgėręs. Šį rytą mes kalbėjome apie vestuves. Ir Agnieška įspėjo visus jaunavedžius, ji yra vestuvių planuotoja, kad norint tuoktis ne civilinės metrikacijos biure, kas dabar yra leistina, o ypatingoje vietoje, kaip antai pajūryje, vienas sutuoktinių arba jų tėvų turi būti registruoti pajūryje. Kitaip jūs turite susituokti tame mieste, kuriame yra jūsų registracija. Štai tau ir polikis. Na, o tie, kurie nori aukso žiedų sumanyti Dievo akivaizdoje, tai turi atlikti būtent bažnyčios skliautose, o ne bet kur. Na, o žvaigždžių agentė, skamba jau neblogai, Raimonda, teigia, kad vestuvėse išgirsti savo mylimo Lietuvos atlikėjo balsą tikrai realu, tik jūs turėsite už tai pakloti nemažai šlamančiųjų. Ir atlikėjas ar grupė jums gali atsieiti apie 6 000 litų. Taigi pasvarstykite. Beje, ką tu rinktumėsi? Gerą muzikantą, kas čia dar labai svarbu, graži suknia, pavyzdžiui. Graži suknia irgi labai brangu. Taigi, muzikantai ar suknia? Neturi pinigų ir tam. Ką renkėsi? Gerą šefą. Gerą virtuvės šefą ir tada visi laimingi. Ačiū tau už labai profesionalų atsakymą. Bei jeigu norite pateikti klausimus Liutaurui, siųskite juos į BTV Facebook paskyrą. Ačiū Liutaurui, ačiū Jums už klausimus, ačiū kulinarijos loftui Čop Čop. Tai dabar, palauk, dar turiu nufotografuoti tam pačiam Facebook tinklalapiui. O gal su tavim? Laikyk.